Ar pakanka vietų Raseinių mieste prisistatyti savo automobilį? Nu, kaip pasakyti, tai užtenka, tai neužtenka, taip. Ar patogu pasistatyti? Jei važiuot moki galima pastatyti, kai nemoki važiuoti, žinai, nepatogu, aišku. Kokia jūsų nuomonė apie mūsų miesto parkavimą ir ar patogu prisiparkuoti Raseinių mieste? Šiaip, man atrodo, su mašinų parkavimo problema susiduria ne tik Raseiniai, nes galim pastebėti, kad kasmet transporto srautai didėja. Na ir be abejo, Raseiniai, kaip ir bet kuris miestas, nėra tam pasiruošęs. Galim pastebėti didžiulius mašinų srautus ir daugiabučių kiemuose sudėtinga yra tiesiog įvažiuoti, pasistatyti mašiną, ypatingai turgaus dieną. Ir šiaip matom kiekvieną dieną, kad miesto gatvės pilnos transporto, taip kad parkavimo problema, aš manau, turėtų būti spręstina artimiausiu metu. Ar kultūros centro lankytojams ir jo darbuotojams pakanka renginių metu prisiparkuoti savo automobilius? Su parkavimo problema mes susidurėm ne tik renginių metu, susidurėm kiekvieną darbo dieną, nes 13 darbuotojų į darbą atvažiuoja savo nuosavų transportu, bet to kultūros centras turi 4 tarnybinės mašinas, žinoma, jos nestovi kiekvieną dieną prie šito pastato, bet dažnai reikia bent 2 automobilius laikyti šalia kultūros centro darbo reikalais. Mes 2 kartus kreipėmės į savivaldybės saugaus eismo komisiją, prašydami bent 5 stovėjimo vietų esančių Vaižganto gatvėje, bet abu kartus gavome neigiamą atsakymą. Mums yra pasiūlyta aikštelė, kuri yra Maironio gatvės pusėje, bet jos tikrai mums nepakanka, kadangi ten, iš bėdos 3-4 mašinos negali stovėti. O kaip jau minėjau, mašinų skaičiai yra žymiai didesni. Na, o kalbant apie renginius, didžiųjų renginių metu, tos problemos yra dar didesnės, nes į renginius suvažiuoja ir atlikėjai, ir žiūrovai, taip kad, ieškom tiesiog vietos, kur galima būtų mašiną pastatyti ir Vytauto Didžiojo gatvės pusėje, ir Vaižganto gatvės pusėje. Bet galvočiau, kad bandysim dar kartą spręsti šitą problemą, kreipdamėsi į saugaus eismo komisiją, gal iš tikrųjų bus atsižvelgta į mūsų prašymą ir, kaip minėjau, bent kelios vietos tarnybiniam ir darbuotojų transportui bus skirtos Vaižganto gatvės pusėje. Labą dieną, galim pakalbinti? Galima? Ką nori? Apie parkavimą, apie automobilių statymą. Ar užtenka vietų Raseinių mieste pasistatyti automobilį? Ką žinau, man užtenka. Ar patogu prisiparkuoti? Beveik galima sakyti, kad patogu. Ačiū. Na, tai kokia jūsų nuomonė, ar pakanka parkavimo vietų Raseinių mieste? Kad ne, tikrai ne. Ypač prie turgaus ten, kai turgaus diena būna. Kad iš visą Raseinis, aš nežinau. Sunku prisiparkuoti? Man šiaip nesunku, bet jeigu jauniem vairuotojam gal, tai aš vis tiek važiuoju ratą kokį randi viešikį. Bet tai... Kokia jūsų nuomonė apie mūsų miesto parkavimą ir ar jums pačiai patogu prisiparkuoti Raseinių mieste? Aš kalbėsiu turbūt iš savo pusės, kas man yra aktualiausia, kai vežu vaikus į Šaltinio pagrindinę mokyklą, turbūt būtų tai. Kad ten tik apsisukimui daugiau vietos, o daugiabučių gyventojai labai nepatenkinti ir pyksta ant tėvų, kurie pastoviai į kiemus ryte suka ir įvyksta konfliktas tarp tėvų, vežančių vaikus, gyventojų ir mokyklos, kurios teritorijai irgi, aišku, neįmanoma nei pastatyti, ženklas stovi, tik apsisukimas, bet apsisukimas 8 val. Ryto ten yra stabdantis, lėtas, iš tikrųjų, ir aišku, pati gatvė, jeigu jinai ateities vadinasi, tai jinai labai jau nekaip atspindi mūsų ateitį, kada lyja lietus, pavyzdžiui, ištisai vanduo daugiau negu per pusę gatvės, aš nežinau, ten reikėtų atsakingom įstaigom pasidomėti, koks ten yra reikalas, kad šitaip kemšasi. Faktiškai gerai semia šitą gatvę, jau ne vienas mes turbūt atkreipėm. Tai aš čia iš savo pusės kalbu, aišku. Gal yra kitų vietų, kam aktualu, bet man šiuo metu aktualiausia turbūt, ką aš patyriau šitoj vietoj, problemą matau mieste.
Tai ar pakanka jūsų nuomonė parkavimo vietų Raseinių mieste? Užtenka, kol kas, man atrodo, kad gana. O ir jūs pats patogiai pasistatote savo automobilį? Na, aš kaip pasistatau, aš invalidą turiu pažymėjimą. Pats esu invalidas. Na, jokių problemų nėra. O kaip jūs manote, kurioje vietoje yra, pavyzdžiui, kitiems žmonėms sunkiausia pasistatyti? Kur yra didžiausi kamščiai arba mažiausiai tų vietų? Tada bijau kaip pasakyti. Taip. Bijau kaip pasakydavo, tikrai ne dėl to. Tai. Užtenka vietos prisiparkuoti automobilį Raseiniuose? Surandi. Ar sudėtinga prisiparkuoti? Nu, nesudbatai, tai nesudėtinga, nežinau. Kas neįgali kartais sudėtinga, kai aš visą amžių išvažinėjęs, tai man nesudėtinga.